Kas artimiausiu metu nutiks? Galbūt įvyks susitikimas su moterim. Taip. Moterim tai yra judėjimas kažkoks, ne? Kažką planuosite, kažkur galbūt važiuosite, vyksite, skubėsite. Taip pat nustatinėsite ribas ir kontrolę. Taip, su kažkuo kovosite. Taip, darbe gali būti labai daug darbo. Tai vat ribosite, pavyzdžiui, savo darbo jėgą arba savo, kad ne per daug persidirbti, ne? Galbūt bus tiek darbo, kad reikės paskirstyti darbą. Tai vat reguliuosite. Galbūt reguliuosite kitus darbe, ne? Taip, kitas įvykis. Taip pat rodo, kad kiti labai pergyvens dėl finansų. Bet kol kas lygtais viskas gerai. Nėra dėl ko tarsi pergyventi kol kas. Ne, kol kas viskas gerai. Na ir ką dar mums papasakos? Taip, na, o tretiem. Ir vėl viskas per moterį. O tretiem reiškia, pas ką buvo skyrybos, pas ką buvo kažkas susipyko, ne poroje, labai daug galvosite, pergyvensit apie savo nemalonų įvykį tikriausiai, ne? Galbūt kažkas įžeidė, ne? Ir labai dabar liko daug negatyvo. Būsit tokiuose šaltuose energijose, bet su laiku išeisite. Dabar jeigu būtų klausimas, ar susitaikysit, taip susitaikysit. Susitaikymas, jeigu aktualus, jis tikrai bus ir bus dar kažkoks tai pasiūlymas. Galbūt bus aptarimas, kas nutiko, kodėl nutiko ir ką galima iš to išnešti. Ne? Galbūt kiekvienas ras savo naudingą informaciją, naudą kažkokią iš to išneš. Tai yra labai gerai, pažiūrėkim, kuom visą tai dar pasibaigs. Moteriai kažkaip labiau bus aktualu, nes vienas dalykas per finansus labai blogai, antras dalykas labai pasiilgs savo antro žmogučio, ne? Na ir kažkurios damos gali būti galbūt netgi ir laukiasi. Tarp kitko, ne, kai kurios damos gali įtarinėti, kad į santykius kišasi kita dama, ne, ir dėl to santykiai yra atšalę. Tai gali būti tokia antra priežastis, nežinau net kelinta, ne, šitų priežasčių išvardinau jau, bet tai gali būti dar viena priežastis, dėl ko santykiai yra atšalę. Tačiau bus susitaikymas, kaip ir turėtų būti viskas gerai. Ar yra ta antra dama, ne, ar yra kažkokie tai santykiai šone, galima pažiūrėti tik per asmeninį būrimą. Na kągi, sėkmės.